Man tai pradžiai sunkiausia būdavo atsiminti tas choreografijas ir po to pradžiai atrodydavo viskas, wow, kaip čia tą reikės padaryti. Nu, aš taip nepadarysiu viduj, bet kai Sigitas nieko nesako, tai galvoju, nu jau čia neprieštarausi, taip jau, bet sunkiausia man būdavo atsiminti ir pradžiai atrodydavo, kad viskas yra labai labai sudėtinga, kad čia ne man. Nu, energijos reikia atlaikyti ir individualią, ir paskui dar tarpę kažką šokti ir čia, tai yra ką veikti. Yra kas veikti, iš tikrųjų yra kas veikti, bet ir vienas dalykas yra sunkiau, kitas dalykas ir įdomiau yra. Tai, kaip sakyti, man tai nėra lengva, taip, kartais net ir turiu per save truputėlį irgi peržengti. Yra, kur sudėtinga, yra, tikrai yra. Tada kaip nusiskirsim aukštakulnius. Įsiminti nesudėtinga, tik kaip sakau, reikalingas tam tikras pakankamas pakartojimo skaičius, kad reiškiasi, kad tuos žingsnius seka, reiškiasi, tu jau įsirašytum ir po to jau šokdamas tu negalvotum, koks čia žingsnis bus čia, sakykime, ar tenai figūra, tenai po to, bet tiesiog galvotum, kaip šokti ir ką šokti. Kočioja Jūratė. Galima aš tave irgi pakočiosiu? Man užtenka, kaip patampai. Neišduok visas paslaptis. Kaip matė. Sako, patampai. Ne, man tai iš tikrųjų repeticijos tai kaip tik pati įdomioji dalis. Po to, kur mes turime visokius tenai fintus, mintus ant scenos, bet man čia daug įdomiau yra. Žodžiu, nenori paleisti, kad... Aš jau ten darydamas, kad jinai, kad tik ant šono ten gulėtų, kad ten... Pasitrauk. Nes rokantis yra turažvėlis. O sceniniam tai jau yra griežti rėmai. Yra muzika, yra ritmas, yra šokėjai, yra žingsniai, yra choreografija ir tu, kaip sakoma, nori, nenori, turi atlikti viską tiksliai laiku į taktą, sinchroniškai, jeigu dar reiškiasi grupinis. Ten rimčiau, ten rimtesnis reikalas. Gal sakyčiau, tas toksai kažkoks tai ten deržilas, kurį tenai kažkaip tai reikia biškį kažkaip sutramdyti, suvaldyti, kuriam reikia ir švelnumo kažkokio, ir kažkokio susiklausimo kartu su juo, ir kažkas va tokio. O man atrodo, kad Pantera kokia nors turėtų būti tango, nes ir švelniai, bet kartais staigiai, kartais lėtai, minkštai. Man su Pantera kažkaip tai asocijuojasi. Juoda tokia paslaptinga, bet ir kita vertus ir labai tiksliai. Žingsnius atliekanti, judesius tiksliai atliekanti. Tai man su tuo. Kad švelnus, bet nėra tas toks pūkuotas labai, kaip pasakyti. Jisai, lengvas ta prasme, ne kaip šokis, kad lengvas, bet savo judesiu lengvas yra ir tuo pačiu ir švelnus, nes tango tai visiems su pagarba asocijuojasi, o kur pagarba, man atrodo, visur yra to švelnumo, tokio supratingumo yra ir grubumo niekur nebus. Tai man, nors jisai gal ir atrodo griežtas šokis yra. Švelnus, toks reikalaujantis daug susiklausimo. Visiems taip.
Draugų choras. Aš kaip pantera, žinok, ir taip. Šokis reikalaujantis tokio kaip ir susiklausimo tarp abiejų, kaip sakoma, poros šokėjų. Aišku, partnerio lyderiavimo, kaip ten bebuvę, nes jisai veda, jisai diktuoja. Bet turi būti, kaip sakoma, susiklausimas, švelnumas, lengvumas. Aš tai tyliu užsičiaupęs. Robertas net nekvėpuoja. Nesiratė mane garstą, aš lygiai tą patį, čia reikėti. Nežinau, gal, sakykime, sunkiausia yra, įsiminti tą choreografiją, jeigu tu jos ten, sakykime, nesi tenai pakankamai kartų ten atlikęs, tai šita būna dažniausiai jinai kažkur tai stringa. Ir tu šokdamas jau galvoji ne apie kaip tau sušokti, bet koks šitas žingsnis bus sekantis. Tai va tas va taip labiausiai kažkaip tai taip, galbūt paveikia tą šokimą. Vat. O kai choreografija įsimintina, tai ten tada kažkaip tai viskas daug linksmiau. Tai irgi gyveni, irgi visko būna. Tai tie visi jausmai, viskas tokie pergyvenimai. Gyvenime tokie kaip ir būna realūs. Čia tu lyg kaip ir bandai pagal muziką kažkaip tai šokdamas ten jos išreikšti kažką tokio, nežinau, pajaus, parodyt. Tai turbūt tango tai yra gyvenimo tam tikra išraiška. Būna koks nors naujas triukas, reikia daug šokinėti, tai tada gali jaustis. Ir visą laiką turiu nubrausdintus kauliukus. Visada turiu savo priekaištą dėl balanso. Bet šiandien nepavyko. Bandžiau daug kartų. Tai pavykdavo, tai nepavykdavo. Būna scenariai skauda. Jo. Bet paleidom greitai. Būna Jūratė apdrasko. Ai, Akiplėša. Taip. Yra tas nuovargis, aišku, bet tas nuovargis jis atneša tokį pasitenkinimą. Nes jis nėra, čia nėra tas nuovargis, kur po bulvių lauko. Čia yra toks nuovargis su pasitenkinimu. Ir tu vis tie išmokti nauji žingsniai, tie išmokti nauji triukai, jie kaip bagažas, tokie, ir tas bagažas jis vis didėja, jis vis didesnis darosi ir tas džiugina. Tas dalykas džiugina. Ne, jis iš vienos pusės apkrauna, bet iš kitos pusės, jeigu kažkas nesigauna, jis duoda galimybę išsisukti. Nes tu, kai tą bagažą didelį turi, tu daug žinai tų žingsnių visokiausių ir tu gali išsisukti iš padėties, ko žiūrovai net nepastebės tada, kad tu ten kažką suchaltūrinai. Čia tas bagažas ir padeda. Iš tikrųjų, patį pirmąjį šokį nepaprastai buvo sunku atsiminti. O dabar, va šitą šokant, čia man atrodo, pakol kas daugiausia yra žingsniukų, kiek mes esam darę, bet man lengviausiai prisiminti. Matomai, ta prasme, gal net ne galva, kūnas labiau prisimena. Ai, va, čia. Einame šokti daugiau. Va
bet galvoju, kaip tik šitas yra kaip tik lengvesnis, nors jisai žingsnių, kiekių, kokybė, vat, nu, vat, jisai yra pats ilgiausias, pats daugiausiai visko daryti reikia. Tai vietoj. kitos pusės ir Kalba, tie eilėraštis, akcentai. kalba, Va, tai eilėraštis, muzikos akcentai. Taip, va, kai ir sakote, aha, šitas atsikartoja, nu, vat, atsimink tą, tai tos. Man asmeniškai labai frazės. muzikos akcentai padeda, kai yra sudėlioti muzikos akcentai šokyje. Ir kai atsispiri į tos akcentus, labai Jo. padeda. Ir atgamina atmintį, atgamina seką. Jau visos galimybės išnaudotos. Ten jau išsitižė. Visko būna ir dramos, ir švelnumo, ir tikrai gali gyvenimo etapus palyginti su tango. Vienas iki būna linksma, kitas iki gal ne taip, kartais noris ir verkti. Ir dabar žiūrėk. Ir tada savo pabandom, mes turėsim labai aišku punktą nuo nežymos. Ne, jums tas pats. Man tai labai, gyvenimas kaip tikrai. Kaip ant. Dar mėlynių nerodėm. Ačiū.